Sveiki atvykę Marijampolė, sveiki atvykę į Lietuvos futbolo A lygos čempionatą. Šiandien čia Marijampolės komandos nematysime. Šiandien čia žaidžia futbolininkai iš Šiaulių ir Kauno. Dar neminėjau, ekranas kruoja 4-1. Nors ten rezultatas galbūt šiek tiek apgaulingas, įvertintume įvykius. 80 minutę kruoja buvo išlyginusi rezultatą, tačiau Lietuvos čempionai sugebėjo per tas paskutinės 10 minučių 3 kartus pasiųsti kamuolį į varžovų vartus. Taigi ekranas lieka lyderis. Ekranas sužaidė 3 rungtynes, visas 3 laimėjo, 9 taškai, čia pavojinga situacija. 2 rungtynes kauniečiai sužaidė ir štai toks smūgis į vartus. Buvo išvykęs pabandyti laimės į Pakruojo Kruoją. Ten taip pat neįsitvirtino ir dabar bando Šiauliuose vėl įrodyti savo vertę. Pavojinga situacija ir pirmasis įvartis šiose rungtynėse, kuri muša 7 numeris. Tai yra Edvinas Jasaitis. Su gimtadieniu turbūt turėtume sakyti taip. Būtent šiandien 20 savo gimtadienį švenčia Jasaitis ir jubiliejaus proga, sakykime taip, pirmasis įvartis šiame čempionate. 16 minutę Jasaitis siunčia kamuolį į vartus atletui. Tai yra jau 6 praleistas įvartis šiose pirmenybėse. Įmušti kol kas nepavyko nesykio. Šiaulių komandoje ypač rezultatyvų žaidėjų kol kas taip pat nėra. 4 įvarčiai. Pirmauja Šiauliai. Smariginas dar kartą pabandė smūgių iš toli, pataikyti nepavyko. Vilniaus Žalgiriui pralaimėtos rungtynės. Šiauliečiai tada nusileido 0-1, neblogą įspūdį iš tikrųjų paliko jaunas Šiaulių krašto saugas Edvinas Jasaitis. Šiandien ne tik aktyvus, tačiau ir įvartį jau pelnė. Svarbu įvartį be abejo. Psichologiškai įmušti anksti Šiauliams buvo turbūt svarbu šiose rungtynėse. Lapeikio smūgis artimo į vartų kampą, gaudo kamuolį Aivaras Bražinskas. Kai kuriuose 2 rungtynėse pagrindinėje sudėtyje Saimonas Brukšaitis. Dabar Kuklys su kamuoliu, pabando štai taip, pabando tiksliai pasiųsti kamuolį į tolimą į vartų kampą. Stipriu smūgiu iš toli pasižymė. Kuklys tai yra įrodęs jau ne kartą. Smūgis į vartus ir 1-1. Štai taip, pirmasis įvartis, kurį muša šį sezoną atletas. Eimantas Marozas tai daro baudos smūgiu. Be abejo, pirmasis jo įvartis šiame čempionate. 31 minutė 1-1 ir Šiauliams vėl viską pradėti iš naujo. Suskaičiuoti jos, aišku, nesunku, ten šalia savo vėliavų jų yra tik 6, tačiau karts nuo karto jie yra girdimi. Tiesą sakant, beveik visa komanda, Tomas Kančelskis, vienintelis išskyrus vartininką Pavelą Naglį savo aikštės pusėje, susikuria progą Šiauliai, tačiau smūgiuodamas galvą į vartus nepataiko Vaidas Viktoravičius. Tenka stabdyti varžovų ataką. Žukovas. Smariginas. Į kraštą Petkevičiui. Šis pavyzdingai sustabdo kamuolį prieš Lapeikį, perdavimas į baudos aikštelę ir proga, kurią turėjo Kauno komandos futbolininkai. Iš po Juozaičio kojų kamuolys iškrapštomas, antrąjį šansą turi Paulius Smariginas, tačiau į vartus nepataiko. Dažnas reiškinys, iš tikrųjų dažnas reiškinys toje aikštės pusėje. Manto Kuklio perdavimas į baudos aikštelę. Būtų tęstusis Šiaulių ataka, jei nebūtų išleidęs kamuolio už galinės linijos Deividas Lunskis. Jarmalavičius prognozavo, kad gali ir nustebinti kauniečiai. Gali pakovoti dėl taškų ir su stipriausiomis Lietuvos komandomis.
Netrukus sužinosime, kiek teisėjas pridės šiose rungtynėse. Netrukus su švieslente rank nieko neprideda teisėjas. Tai yra 45 minutės ir užteks. Taip nusprendžia Edmundas Gaigalas. 1-1 pirmasis kėlinys, gana linksmas pirmasis kėlinys, sakyčiau taip. Išlaiko kamuolį atletas, išlaiko neilgai. Viktoravičius jį perima, perdavimas į priekį ir turi galimybę pabėgti. Jasaitis vienas prieš vartininką. Viskas gražu, viskas tikslu, 2-1. Puikiai dovana savo. Gimtadienio proga, jau minėjau, kad būtent šiandien 20-ąjį savo gimtadienį švenčia Edvinas Jasaitis, aktyviau varžovams. Nors tai tik vienas iš variantų, be abejo. Gali būti ir kitaip. Vieną kartą taip žaisdami Šiauliai jau nudegė. Viktoravičius atakuoja galvą, kamuolys prie greta viršutinio vartų kampo. Į baudos aikštelę gaudo kamuolį Aivaras Bražinskas. Šiauliečiai ir turi galimybę kontratakai 4 prieš 3. Jungiasi ten dešiniuoju kraštu Edvinas Jasaitis. Vilius Lapeikis. Iš dešinio Šiaulių puolimo krašto būtent jis kelia kampinius, iš kairiojo Mantas Kuklys ir turėjo šansą. Turėjo šansą šiauliečiai. Štai toks Marygino sprendimas. Ko gero tai buvo smūgis. Ko gero vis dėlto tai buvo smūgis, tikintis, kad galbūt nuo vartininko Pavelo Naglio kamuolys atšoks. Eliošius. Urbelis iš karto štai taip įsijungė į žaidimą. Pats perėmė kamuolį, pats sukūrė įtampą prie varžovų vartų. Raskovas atakuoja ir apsigina. Tų taškų bus 7, nuo turnyro lentelėje Tauro Šiauliai neaplenks. Ne tik todėl, kad bus sužaidę vienerimis rungtynėmis daugiau, tačiau ir todėl, kad jau dabar aišku, jog šiauliečių įvarčių santykis ko gero liks geresnis. Grušauskas atakuoja iš toli, rodo, kad smūgiuoti gali stipriai. Smūgis į vartus virš skersinio. Dar vienas šansas, kuriuo nepavyksta pasinaudoti atleto futbolininkams. Raskovas. Jasaitis ten varžovų aikštės pusėje prieš Žukovą, smūgiuoja į vartus ir vos neįmuša trečiojo įvarčio. Gerokai daugiau nei žadėjo, pridėjo vis dėlto šių rungtynių antrajame kėlinyje Edmundas Gaigalas. Beveik 4 minutės pridėtinio laiko jau praėjo. Ir tik dabar aidi teisėjo švilpukas, skelbiantis gana sunkią Šiaulių pergalę, tačiau sakyčiau pelnytą pergalę. Vis dėlto progų Šiaulių komanda šiose rungtynėse turėjo daugiau ir didesnę rungtynių dalį, ypač tada, kai išsiveržė į priekį, žaidimą kontroliavo. Kągi dar kartą, įvarčiai. 2 iš jų, priminsiu, įmušė Šiaulių saugas Edvinas Jasaitis. Pirmąjį jūs matote, turbūt matysite ir tą įvartį, kurį pelnė atleto puolėjas Eimantas Marozas, o aš šių rungtynių komentatorius Nerijus Kestinas atsisveikinu iki